Visi, šiandien servise 007 dar vienas Landerenzo dujinės įrangos darbų montavimo pavyzdys. Šį kartą turim BMW E90 328i modeliukas, 172 kW galios turinti 6 cilindrų eilė, kuriam be abejonės sumontuojam kokybiškai itališką Landerenzo dujinę įrangą. Labai trumpai apie pačius komponentus ir jų vietas, tai dujų reduktorius yra montuojamas žemiau keleivio pusės lempos posparnyje, yra sumontuotas didžiausio našumo Landerenzo V10 Turbo Oversize dujų reduktorius, atskirai sumontuotas OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas sumontuotas štai čia. Bus lengva prieiti, aptarnauti, pakeisti skystos fazės filtrą. Dujinis filtras taipogi greta, štai šitoje vietoje bus keičiamas kas 1 metai arba kas 15 000 km slėgio daviklis. Landerenzo AEB plus dujiniai purkštukai, dujų padavimas iš abiejų pusių, tam, kad turėtume vienodą dujų slėgį kiekviename purkštuke, kad galėtume tinkamai sureguliuoti kuro mišinius. Normas turime iš tikrųjų idealią reakciją į akceleravimą, puikius kuro mišinius visose diapazonuose, tikrai labai dinamiškai ir smagiai važiuojant į automobilį. Na ir pats valdymo blokas yra sumontuotas greta benzininio valdymo bloko, čia yra speciali tokia dėžė. Joje yra benzino valdymo blokas, šalia yra sumontuojamas dujinis valdymo blokas, Landerenzo Evo OBD versijos. Tai vėlgi tikrai turtingas savo funkcijomis valdymo blokas. Didžioji dalis laidų be abejonės yra sulituotų tiesiai prie benzininio valdymo bloko, todėl mes variklio skyriuje turime labai tvarkingą vaizdą, gražią estetiką. Dėl to, kad, kaip minėjau, didžioji dalis laidų jau lieka ten. Tai čia mes turim labai viską tvarkingai savo vietose, tam kiek įmanoma, kad mažiau trukdytų kitiem variklio remonto, aptarnavimo darbam, kad eitų prieiti ir alyvą pakeis be jokių problemų ir kitus atlikti darbus. Na, visas dujinės įrangos laidynas yra adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui, laidus grupuojant, įvelkant į apsauginės gofras ir tas gofras papildomai izoliuojant. Kiekvienas kontaktas yra lituojamas ir apsaugomas termokembrikais. O dujinės įrangos saugiklis vėlgi išvedamas taip, kad būtų galima jį prieiti ir dažniausiai tiek apžiūros metu, kaip prašo, būtų nesunku jį parodyti. Tai tiek apie variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Šiuo atveju čia yra truputėlį kairiau vairo, štai šitoje vietoje, pakankamai patogi ir gera vieta. Na, dujų balionas E90 yra montuojamas cilindrinis, tai yra todėl, kad atsarginio rato vietoje mes šio neįdėsim, nes tokios nišos nėra. Čia yra tokia minimali kvadratinė niša, kur galima įsidėti kažkokią tai bakelę ar dar kelis daiktus, bet balionas tikrai netilps, todėl čia yra tvarkingai sumontuotas Bormech, vėlgi gero gamintojo, 60 litrų dujų balionas, cilindrinis bagažinės gale. Pakankamai neblogai atrodo, pakankamai lieka vietos bagažinė, tai tikrai nėra kažkoks blogas, manau, variantas. Na ir dujų pildymas yra padaromas prie benzino užpilimo vietos po dangteliu, mes atsidarę dangtelį, įsisukam perėjimą ir užsipilam dujų, atlikę dujų pildymą, viską gražiai uždarom. Pakankamai patogu, nereikia lankstytis, gramdyti kažkokio purvo, jeigu tas pildymas būtų čia, ar ten žiemą sniego ir ledo. Tai tiek apie kokybišką Landerenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu yra klausimų, klauskit, na, o tiem, kas nori kokybiškų sprendimų, susisiekit, mielai padėsim. Ačiū.